Tarkime, mums reikia kažką svarbaus pasirinkti. Galbūt bendrakeleiviai kelionė per Atlantą dvivietę valtimi. Pretendentai pasirodo vienas po kito ir jeigu nepasirenkam, prie jų jau sugrįžti negalim. Na, galbūt muzikanto mes nerinksim. Šitas vaikinas galbūt per jaunas. Mergaitė linksma, bet turbūt nerinksime. Patyręs jūrininkas būtų gerai, bet norėtųsi jaunesnio. Štai, ko gero rinkimėm šitą. Na kągi, nors jau ir pasirinkome, vis dėlto pasižiūrėkime, o kokie dar buvo pretendentai. Aha, štai, tikriausiai mes padarėme klaidą. Reikėjo pasirinkti šią energingą moterį. Tikrai kelionė būtų pasisekusi. Taigi pasirinkimo uždavinys yra sudėtingas. Tarkim, iš viso yra 10 daiktų, mes juos galime lyginti vieną su kitu, bet nežinom, kuris yra geriausias. Jeigu jo daikto nepasirinkom, tai prie jo jau sugrįžti negalim. Taigi, štai pirmas, ko gero nesirinksim. Antras geresnis, bet gal bus dar geresnių. Trečias blogesnis, ketvirtas geresnis, renkamėms. Pasirodo, pasirinkom toli gražu negeriausia, dar buvo 4 geresni už jį. Dar kartą pabandykim. Nesirinksime tikriausiai. Na, palūkėkim, gal bus geresnių. Truputį geresnis, dar šiek tiek. Rinkimėms šitą. Vis tiek nepasisekė pasirinkti geriausio. Taigi, kokios strategijos reikėtų laikytis, kad tikimybė pasirinkti geriausią būtų didžiausia. Kasgi yra bandymo baigtis? Daiktai praslenka pro mus tam tikrą rikiuotę. Ta rikiuotė tai ir yra baigtis. Tiesa, mes nežinom, kuris daiktas yra pats geriausias. Pavyzdžiui, sutikę šitą daiktą, mes nesam tikri, kad nebus už jį geresnių. Tačiau tas, kas tą rikiuotę sudarė, žino, kuris daiktas yra geriausias. Tarkime, geriausias daiktas turi didžiausią numerį, tačiau kada daiktai pasirodo, tai mes tų numerių žinoma nematome. Vis dėlto mes galime manyti, kad bandymo baigtis tai yra tų numerių seka. Mes turime priimti sprendimą visų daiktų nepamatę, neišvydę visos baigties. Tačiau padarę išvadą, kad baigtis yra numerių seka, mes galime suskaičiuoti, kiek tų baigčių yra. Štai toks bendras baigčių skaičius. Tarkime, n yra daiktų skaičius, o mes ketiname rinktis, peržiūrėję m daiktų ir ketiname rinktis tą daiktą, kuris bus pirmas geresnis už m peržiūrėtojų. Mūsų domina įvykis, kad šitaip rinkdamėsi pasirinksime geriausią. Pažymėkime šio įvykio tikimybę. Kada mes rinksimėms? Mes galim rinktis iš karto po m peržiūrėtų daiktų, jeigu m plus pirmasis bus geresnis už visus peržiūrėtusius, tada įvyks įvykis am plus 1, galime rinktis, kada pasirodys antrasis daiktas po peržiūrėtojų, galime rinktis vėliau, apskritai galime ir likti be nieko nepasirinkti, o tikimybė, kad pasirinksime geriausiai, yra lygi tikimybių sumai. Tarkim, mūsų daiktų yra 6, o mes ketiname rinktis įvertinę 2 daiktus. Kada įvyks taip, kad jau trečiąjį įvykį rinksimėms, trečiąjį daiktą rinksimėms? Pavyzdžiui, jeigu daiktų seka bus štai tokia: geras, geresnis, o po to geriausias už buvusių porą, mes rinksimėms jį ir iš tikrųjų pasirinksime patį geriausią. Suskaičiuokime baigčių palankių tokiam atvejui kiekį.
pirmose dviejose vietose turi būti ne pačių geriausių daiktų numeriai. 2 ne pačius geriausius daiktus galime pasirinkti iš 5 štai šitiek būdų. Juos galime išdėstyti į pirmas 2 vietas 2 būdais. 3 vietoje turi būtinai būti geriausias daiktas. Yra 1 būdas ir dar liko 3 vietos, 3 daiktai, 3 faktorialas išdėstymų iš viso. Ir mes galim suskaičiuoti šito įvykio tikimybę. Analogiškas samprotavimas tinka, kada mes renkamėms peržiūrėję M daiktų, sustatę reikšmes į klasikinio tikimybės apibrėžimo išraišką, galime užrašyti šio įvykio tikimybę taip. Na, o dabar pagalvokime, kaip skaičiuoti palankias baigtis įvykiui, kai renkamėms ne pirmąjį po peržiūrėtojų, bet antrąjį po peržiūrėtojų ir tas antrasis yra pats geriausias. Tarkime, daiktų 6, o mes ketiname peržiūrėti 2 daiktus. Jeigu daiktų eilė bus tokia, tada mes rinksimėms jau 3 daiktą ir šis įvykis neįvyks. O jeigu, pavyzdžiui, baigtis bus tokia, tada mes rinksime 4 daiktą, nes pirmosius 2 peržiūrėjom, 3 blogesnis, o 4 geresnis už peržiūrėtojus mes jį renkamėms. Kiek palankių baigčių turi šitas įvykis? Čia yra skaičius ne pačių geriausių 3 daiktų, kuriuos galime atrinkti iš 5, reiškia iš visų be geriausiojo. Tai čia yra tie objektai, kuriuos mes talpinsime eilės pradžioj. Tačiau iš šitų 3 daiktų pats geriausias turi stovėti būtinai 1 arba 2, nes jeigu jis stovės 3, tai 3 bus ir pasirinktas. Dabar patį geriausią daiktą iš šitų pasirinktųjų 3 į pirmas 2 vietas mes galime įrašyti 2 būdais. Likusius 2 daiktus galime išdėstyti 2 faktorialas būdais, po to turime įrašyti patį geriausią daiktą ir galime išdėstyti likusius 2 daiktus į likusias 2 vietas. Ir bendruoju atveju čia yra būdų pasirinkti M+1 ne patį geriausią daiktą. Čia yra būdų patalpinti patį geriausią iš pasirinktųjų į eilės pradžią, į peržiūrimų daiktų grupę. Čia yra būdų išdėstyti likusius daiktus, skaičius ir taip toliau. Suskaičiavę gaunam tokią išraišką. Dabar tikimybė pasirinkti patį geriausią daiktą yra lygi šių tikimybių sumai. Koksgi M garantuoja, kad ši tikimybė bus pati didžiausia? Kai N didelis, galima įrodyti, kad geriausia M reikšmė maždaug yra lygi N padalinta iš natūrinių logaritmų pagrindo. Štai tokia yra teorija. Žinoma, neverta ją vadovautis, kai tenka rinktis labai atsakingai, pavyzdžiui, rinktis gyvenimo draugą arba panašiai. Apie pasirinkimo uždavinį pasakoju aš.